Labas rytas. Čia visi jauni labai, ir čia tema broken, žinai. Dar jums toli lygi broken. Gal ir niekados nebus, lūžis. Ir koks čia amžius, aš nelabai suprantu žmonių. Čia tas Z amžius, Z kažkaip skaitosi. Nes aš dabar Lietuvoje būnu 2 mėnesius daugiausiai ir paskui išvažiuoju. Šį kartą mane privertė pabūti ilgiau, sakė 8 mėnesius. Ir aš paskui, pagrindė aš sėdžiu meditacijose. 3 mėnesius žiemai, 3 mėnesius vasarą Pietų Korėjos vienuolynuose, nes aš esu vienuolis, 16 metų, zen vienuolis, kurie labai griežti savo ir kitiem. Ir nėra čia juoko, ką mes ten darom, nes pas mus praktika labai yra stipri, mes sėdėm meditacijai. Turbūt žinot, kas yra meditacija. Tai vat mes medituojam 14 valandų 10 į dieną, priklauso koks vienuolynas, tai trunka. Keliamės ryte 2:30 ir einam gul 10, kartais būna savaitė be miego. Ir aš tai jau darau daug metų, kiti 60 metų, kiti 70 metų. Vien tik tai truputį valgo, truputį vaikščia, truputį daro pratimus visokios ir vėl sėdi. Nes čia Šaulin tradicijoje truputį yra šitas zen. Zen, žinot, zen tai yra meditacija. Jeigu išvertas iš sanskrito dhyana, tai meditacija sanskrito kalboje, kada perėjo į Kiniją. Jie neištarė dhyana, jis gavosi chan. Kada perėjo į Japoniją, neištarė japonai chan, gavosi zen. Ir tas hieroglifas, kuris skaito chan Kinijoje, jisai skaitomas Korėjoje son. Son pulgio. Son budizmas. Nes budizmas ar dar kažkokia religija, tai čia yra izmai, kurie netitinka jokios tikrovės. Tai paprasčiausiai taip toks populistinis pavadinimas. Tai yra Budos kelio pasiekėjai. Tai yra mokytojas ir mokiniai. Tai nėra kažkokia idėja, nėra kažkokios knygos, kurias skaitai, ar kažką tai taip, vis kažkas tai neįdomu. Tos visos informacijos, visi taip sudaro šiukšlių daug galvoje. Visą tai, ką tu gali padaryti, tai kai mokytojas pirminis mokė, Buda, toliau Makašepa, Ananda, Bodhidharma, toks su bruzdu piktas, Šaulinį, kur įkūrė vienuolyną. Tai jis pirmas patriarkas Kinijoje, paskui Kyongho, Mangong, Kobong, Sungsan. O Sungsanas jau mano mokytas. Pagal tą liniją, ten 78 patriarkas. Lygiai linija. Mokymas perduodamas širdis į širdį, širdis į širdį. Be jokių skaitimai, diplomai dar ne. Turi sėdėti meditacijai, turėti tokius pratimus praeiti, psichologiškai, panašiai, kad suvoktum, kas tas yra viduj tavyje. Tai čia labai įdomu. Pabandyt daugumą, aš dirbu su jaunai žmonėm, aišku, mes ten važinėjom, kur ten buvau, aukštoje mokykloje, gal Australijoje, Hongkonge, Singapūre. Jie taip labai domisi, nes Australijoje taip maždaug irgi kaip Azija. Tengi suvažiuoja visi. Tai tie žmonės žino. Baigia aukštasias, jie sėdė, ateina vienuolynai, pramoko zentos meditacijas, nes tai yra čia 2 pirštai žemiau bambus, o šitas centras jisai ir truputį, žinai, kad protas tai nėra tavo draugas. Išlaisvini intuiciją, kuri turi didžiulį potencialai, daugiau negu kažkokie išmokti dalykai. Visien intuicija pas tavęs laiką prasiveržia. Tik jinai prasiveržia taip, kaip daigelis per kokį ledą. O jeigu tą ledą nuimi, tą protų būseną, tada atsiranda tokios įdomios galimybės, kad net neįsivaizduoju, kad taip gali būti su žmogum. Bet aišku, tau gali kalbėti, gali taip, ir tai atsiranda idėja, kurią tu nori pabandyti. Bet po truputį su tais senukais kažkaip metam prieinant per visokias pakopas ir ateina tas laikas, kada, man taip gal po 22 metų,
Wow, čia kažkas veikia, ypač Japonijoje, kai gavau lasdų, mušti labai daug gavau, šaukiau, reikiau, ten 7 savaitės buvom Bakugodži šventykloje, toks Harada Tangen Roshi samurajus, buvęs kamikadzė, žinot, su lėktuvais, kur skraido, paskui jau jam norėjo jisai taikėsi į kažkokį laivą, bet jam paskambino telefonus, pakėlė ragelį tam lėktuvui, sako, aliu, karas baigėsi, grįžk. Tai aišku, jie netikėjo, nes negali karas baigtis, negali imperatorius pralaimėti, nes ten jie pas jos ideologija labai stipri, čia atskir. Bet jisai sugrįžo ir ką, jeigu jis miręs jau, tai tik tai gali būti vienuoliu. Vienuoliai tai yra mirę žmonės. Nu, tipo mes turėtume, nes yra toks vienas mokymus etapas, kada tu pergyveni mirtį. Nu, ir tada, ne taip, kad biški tai, bet yra ta kažkokia tokia maždaug, kažkas tokio. Tada tik tai gali pakeisti žmogų. Tada ta baimės jausmas dingsta ir tada tik tai atsiveria širdis. Kaip vadinama, meilė ar kaip ten, bet atsiveria širdis, nes neužblokuota baimės. Žmogaus neinstinktas, žinai, atsargiai kažkur tai nešok ten arba panašiai, bet paprasčiausiai baimė. Net nežinai iš kur. Jeigu tau tamsu kambarį, tu bijai, tai žinau, kad tau meilės dar mažai. Ant tokios sąlygos, tai tu nori, nenori, tu turi praeiti tą barjerą, kad pagaliau žinotum, kad šim yra pas tave. Šim. Šim tai yra hieroglifas. Šim širdis, šim protas. Jie neatskiria. Tai va. Tai tokie dalykai, kurie tikrai įdomus ir dauguma aš, sakau, važinėjau po pasaulį kartais ir kalbuosi su jaunai žmonėmis, arba jie atvažiuoja pas mane į šventyklą Korėjoje, kur mes tikrai jau daug iš visų pasaulio, iš Izraelio labai daug, nu, kažkodėl žmonės domėsi šito. Ten buvom ir Harvarde, ir teologijos fakultete, Yelo, ten Los Andžele kažkur, kur ten tikrai daug žmonės, kurie netgi baigę Harvardą, suprato, kad vis dėlto didžiausias gyvenime pasiekimas, didžiausia karjera yra suvokti save, jis nusiskuta galvą ir tampa vienuoliu. Jis pasakė, Harvardą baigęs. Ir dar gaudamas tas kapeikas, kažkokias vienuoliškas, arba žmonės ją remia, jis dar siunčia tėvui, nes, žinot, tėvas užmokėjo už mokslus, dabar turi jam grąžinti, nu čia Amerika. Žinot, Amerikoje ten nebus taip, tėvas paskolino, jis tai turi grąžintis, tai jis nėra tau tėvas. Tėvas, bet finansiškai jis tikrai ne tėvas. Nu, tai čia jo biznis, čia tavo biznis. Nu, toksai supratimas. Ir tas vienuolis, jis atidavinėja, tai koriečiai net jį nori pačiupinėti, ar tikrai jis baigęs tą Harvardą, ar tikrai jis neišprotėjęs, kad jisai baigęs Harvardą tapo vienuoliu, nes koriečiai, kurie gyvenime kažkas nepasisekė, tampa vienuoliais. Nes tada iš karto tavęs gerbė, lenkėsi, tu turi mašiną, tu turi taip, ir jie ten ceremonijas daro, universitetuose mokosi, kažkokius tekstus atmintinai, nu čia tokie, va, toksai. Bet kad medituoti ir tapti sūdžiai labai mažai, nes čia reikia ir, nu, plus dar reikia neišprotėti. Tai aš pakliuvau į tokią vietą, kur tikrai yra daug pasaulio žmonių, kurie tau domisi ir ne taip, kad tai yra kažkoks marketingo ženklas zen, kas anksčiau būdavo hipių laikais, zen stilius, keruakas, zen meilė, laisva vadinasi, paskui gyvenimo būdas, važiavimas motociklo, zen, kas dar gali būti zen, iš viskas gali būti zen ir paskui gaunasi viskas zen. Nes tas zen ir zen labai panašu. Nes suteikia didžiulės energijos tau, čia tu turi taip, ir samurajai, ir kažkokie žmonės, kurie nori karjerą pasiekti, arba kareiviai, kurie nori šaudyti ir visą laiką turėti tą pasiruošimą užžudyti, pastoviai su šypsena, jam ten jokių jausmų nesukelia, tai jie praktikuoja tą meditaciją, sustiprina tai ir jis toks tampa robotas, kaip, nu ir aišku, su kompiuteriu ten gali 24 valandas dirbti ir jokių problemų. Nusivaizduoju, 7 dienas be miego, taip sėdžiu. Tai visi kažkokia energija atsiranda. Energija. Ne ta energija, kad mes dabar išeitume iš komforto zonos, pereitume kur nors į džiunglės, arba apsikabintume visi viens kitą ir sugautume, tą energiją. Ir už ją reikėtų mokėti. Ir dar atsirastų, jeigu tu įgautum tokiu būdu, tuo pigesniu būdu, kuris greitas, kuris prisipumpuoja raumenis, dar biškit tabletė. Jo. Tai šita energija, jinai tokia, jinai yra.
Ir visi taip ir galima paskaitas pradėti ir aš galiu gauti daug pinigų už tai, kad aš jūs užmokysiu tokios energijos. Bet kai tu gauni šitą energiją, kuri tokia pigi, įvairių tų technikų, aš matau, daug kas naudoja. Ir jeigu tikrai tu ją įgauni ir tau jinai ilgai laikosi, taip tai jinai praeina. Ir paskui ateina tas, žinot, kaip kava išgėrė po 2 valandų. Tai atgal, nes tai ne tavo vis dėlto, tai yra išorinis. Tai yra tas pats, kaip tu pavargęs, žiūri televizorių, ateini namo pavargęs ir tu nieko nebenori. Dabar man reikia padaryti darbą, kokį mokslinį, ir tu negali to padaryti. Neturiu jėgų. Prisisėdi prie to kompiuterio. Wow. Ir žiūrėk, 12 valandų, tu dar neėjai miegoti. Ten įdomu, ten tas ordai. Iš kur tu gavai energiją? Tavo? Ne. Iš tavęs ištrauki. Ir tu tampi biškį toksai. Mentalitetas toksai, nes tu tampi priklausomas. Pats to nesuvokdamas, nes principė visi priklauso. Tai kaip tu gali pasakyti, kad aš nepriklausau, jeigu mes visi priklausom? Tai net nežinai, kas yra nepriklauso. Ir net neįsivaizduoji, kad nepriklauso. Ne, kažkur girdėjai taip, bet čia mano darbas, šiame taip. Bet tu įgauni tą energiją iš tave. Ir tu jau esi kažkam priklausai. Kaip į parduotuvę. Ta muzikėlė specialiai uždėta. Čia Amerikai gal sukūrėte marketingai, kai anksčiau būdavo. Čia pas mus vienuoliai eidavo ten. Ir visi žmonės taip. Čia tam perka. Ir dabar kas nors tokia markė. Niekas net negirdi. Ten jau yra. Ir tai pastoviai vyksta, tie visi formavimai, tie pardavimai, tie marketingai, jie padaro, vis dėlto žmogus kam reikalingas, kad pirktų. Kam jūs daugiau man čia reikalingi? Mokesčius, kad mokėtumėt, kad pirktumėt, dvasiškai, kad tobulėtumėt, nebandykit. Arba atsiųsiu aš jums gurui, pažiūrėsim čakras, patvarkysim taip, ir bus dar viena priklausomybė jūsų, tik tai žiūrėkit, kiek pinigų dar sumokėsit. Arba joga, asana kokia. Ir viskas. Tai čia ta energija, kurią tu suradai, jinai taip. Bet tada ateina, jeigu tu toje energijoje gyveni, tada ateina ateiviai atvažiuoja. Žinau, nusileidžia ateiviai. Man tenka su jais bendrauti. Šiandien ryte važiuoju savo elektriniu traukiniu tuo iš Kauno ir 3 ateiviai sėdi. Moters pavidalu, vienas vyru pavidalas, kitas vaiko. Ateiviai, bet tai ne žmonės. Tai va. Išeina, jau žinot, kaip atpažinti. Tai va, ateina tie žmonės, kurie sudaro jums nepatogumų, daleiskim. O tas žmogus, viskas gerai kolektyve, skyrus Anuprą. Tas Anupras, taip man. Kodėl? Aš nieko prieš jį neturiu. Mes tik tai 2 dieną matomės ir jau aš jau nenoriu. Viskas būtų gerai, diena šiandien būtų, motyvacija gal ko nors susieiksim, ką nors padarysim, viskas gerai, taip, ir sužinai, Anupras į darbą neteina. Eini kabinėjasi prie visų, kas tam žmogui ateina, sako, pas jį Anupras netėjo, šiandien darbą pasikė. O Anupras kai ateina, kodėl tas Anupras taip veikia mus? Ir čia prasideda, tu įgavęs tą energiją už dyką atseit, tam tikrais greitų maistymų, greitų būdu, tu prisilieti prie toks sienos, kurina yra karminė skola. Kurinai tęsiasi, ting. Ir tas žmogus ateina, Anupras, pats tu nežinodamas atsimti savo skolos. Jis to nežino. Pas jį yra 2 dalykai. Yra dabartinis žmogus, kuris yra biški demonas. Tas ankstesnis, kuris turi prisirišimą prie jūsų, nes jūs jį nužudėt praeitam gyvenime, avarijoje. Ir dabar jis sako, mokėk, aš turėjau gyventi. Kokios nesąmonės. Ir kažkaip tau nepatogu, bet kai tu nesuvokis šito, tu nežinai, kaip elgtis šito pasaulio, tu žinai, kad pyktis yra. Žinot, toks gyvuliškas, mes gyvuliukai. Pyktis, geras, vyliu, nepatinka, noriu, nenoriu, aš čia būsiu, ne, man reikia to, į to reikia. Tokie paprasti gyvenimo būdai. Ir tu, kai tau žmogus nepatinka, bet tu dar inteligentiškas. Bet jeigu tau kas nors dar bum, eik šalin. Įsivaizduojat, pasakot, tam karminiai skolai.
Nu, kitaip nepavadinsi, nes nieko blogo tarp jūsų nebuvo. Tik vat jis man, taip buvo. Kodėl? Nu, jau nebegaliu išlaikyti. Kokią knopkę padeda žempokį įdėti. Ai! Ir taip gerą pasidaro. Taip, už ką? Tokie keisti, galbūt jie netiesiogiai kažkai, gal jie kažkaip keisti dalykai. Jie atsiranda. Ir mes, užuot turėję draugą, duodam jam maisto. Pusryčius ir pietus. Savo pykčių, savo emociją. Ir jisai dar bujoja, nes tas demonas pas jį auga. Jis maitinasi tik tai mūsų pykčių. Tai čia dar kartą mes prieinam, kad mes įgavę tą energiją, mes turim ją sumokėti už tai, kad kažkada prie mums prieis žmogus ir sakys, nu, dabar mokėk skolą. Taip. Tokie dalykai, jie dvasiniai praktikui labai matosi. Paprastam gyvenime mes jų net pažįstam, nieks nekalba, nieks dėmesio apie tai nekalba ir tai yra nesąmonė. Dvasiniai praktikoje, pamedituok po 5 metų seik meditacijai, baimės visokia taip, žmonės nusižudo, išprotėja ir panašiai, dėl to, kad gyvenimas prasideda, kiekviena diena prasideda nuo atgailos. Už tai, ką tu galbūt ir nežinai blogai padaręs. Tik ant tuščio lapo atseit, tu gali statyti save. Ir tas tuščias lapas turi būti atsinaujimas kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą, kiekvieną rytą. Tuomet Anuprai, gal arbatos. Eini tiesiai į tai, kas tau sunkiausiai. Dovanoji gėlės kaimynai, nu tai jums dar tas nesvarbu, čia lietuviams labai svarbu kur nors. Ten tvorą, ten darai tai, eini su ta meilė kažkokia, kuri turėtų atseit būti, ir tu po truputį atiduodamas tą skolą keičia. Tai čia tiesioginiai su žmogum. Bet gyvenime, man buvo 18 metų, aš ten mokiausi kažkokiam universitete, dar nebuvo jokių technologijų tais laikais. 79 metai. 81 metai aš jau pradėjau domėtis teatru, įsivaizduoju teatras, scena, Kauno dramos teatras, Jonas Vaitkus, ten populiariausias spektakliai, amžinatilsį Šinkariukas, Kazragytė, Sabulis, tokie, nu, tais laikais, tai man aktoriai tokie. Ir aš tokiai, trupį dalyvavau, paskui mes perėjome į pantomimą, įsivaizduojat pantomimą. Tais laikais. Nu, tokia siena parodo visi, wow! Tada atsiranda tas breikas pats pirmas, jo, Michael Jacksonas atsiranda, dar, ir tu jo tos žingsnelius, išmok, dar, ir dirbi, darai, kad tu taptum tuo aktorium. Tai ne vien tik tai, skaitai literatūrą, mesgi negaunam, pas mūsų ne kompiuterių nėra, nieko nėra. Yra vienas kompiuteris, ten kaip ir visą kambarį, KPI stovi toksai. Nu, kompiuteriai toks, kortelė išeina skaičiavimą kažkokią, reikėtų atlikti. Bet tu nieko, jokios informacijos iš jo negausi. Tada skaitam geltoną literatūrą, kuri neuždrausta, Vidūnas net uždraustas. Svazuoja tais laikais. Tu skaitai, tu vartai, pradedi domėtis absurdų teatru, absurdų teatras, tada Kamiu filosofija. Visas pasaulis neturi jokios reikšmės, ne vienas gyvenimas neturi jokios perspektyvos, visi mes gimė tam, kad mirtume. Ir ten eina tokia UNESCO, eina tokius piesės, Beketas prasidėjo. Ir tu suvoki gyvenimo laikinumą, tu suvoki jo absurdą, kad nieko nėra švento. Aš viską puikiai žinai. Tu eini pas kunigus, jie gauna pirmą vidzeką, buvo Šančių kunigas, kuris gavo pirmą vidzeką, mes žiūrim, kokius jisai, o mano hebra, kurie su daktarais ir daškiniais, duoda jam tuos videkos ir visi žinom, ką jisai žiūri. Nieko nėra švento, tokie laikai. Bet tu suvoki taip, ir gyveni, ir merginų turi, ir mes nuogi pirtyse maudomis, bohema, su visais, viskas mes aktoriai, viskas mes pasaulio žvaigždės. Mes einam gatvėje, geriam tą kavutę, mes žinom viską. Mes esam absurdų žmonės.
suvokdami absurdą, bet mes sėdim čia ir šypsomės. Ir spektaklius vaidinam tokią, kad nuvažiuojam kažkokią Ukrainą, Lvovą, ateina ekstrasensai, tyrinėja su tokiam ten mūsų, kaip mes mūsų energetika, kaip jūs sako, gali 20 žmonių didžiausių greičių tamsoj ir nesusitrenkti. Jūs kažkokias pratimus, mes visi taip sustoja. Aišku, jau ten mes mokėmės ir tai čia, ir visokių kitokių, ir jogos prasidėjo. Nu tiesiog, man ten 24-23 metai. Scenoje ateina Džovintas linksnos žuvėdra. Vaidinu būrį vyriausių. Vidaus reikalų ministerija, dar anksčiau buvo toksai, čia salė yra Vilniui. Iš ten mano pirmas išėjimas. Toliau Charlie Chaplin. Paskui Kafka procesą, Jozefą K., kuris vaikšto, žinot, turbūt, tokios rolės. Arba Jesus Superstar. Ir aš vaidinu rapsuotojį, kuris nori iš Kristaus tos meilės, jisai šalin, žinai. Kodėl? Kodėl jis atstūmė juos? Nu, suprant, tokia čia filosofija, kiek mes knygų perskaitėm, kiek seminarijų sėdėjom, kodėl jis atstūmė rapsuotą. Nu, čia yra dideli dalykai, čia alegoriniai. Atrodo, tu suradai tą. Ten biški kūną parodom, tai žmonės ateina žiūrėti, nuogi scenai bus. O mes visi nuogi į krematoriumą, zum. Koks krematoriumas, svarbu, kaip jie ten nuogi, kiek ten jų matosi. Ir paskui ateina tas laikas. O kas toliau? Vėl prasideda tas zigzag. Dabar jau su Sabuliu, su Masara, sėdim prie vieno staliuko, aiškinamės, kur ten ką, kur eisim, ką gersim vakare, kur ten bufetai visi. Nu, žinot. Tos merginos, kurios nori būti aktorės, matuojam centimetrais, kiek sako, 1,80 m nepriimam į aktorinės, ateina ten. Tai kam sako, reikia daryti, kad būtų 1,80 m? Nu kaip tai ką daryti, kad būtų 1,80 m? Tai nori būti aktorė? Noriu. Tai kad nėra tausų, tai ką reikia daryti? Nu pasistiepti, sakom, nu o dabar tiksi, sako. Tai toliau žaidžiam ir šokam su jom jau vakarienu. Tokie laikai buvo, kvaili, aiškus. Ir atrodo, turėtum jau pajusti tą filosofiškai, tu jau patenkintas savim, materialiai, kaip ten bebuvo, bet jau gali. Plus darai tokius darbus, kad jau atvažiuoja žmonės, čiagi Marselio Marso mokykla, mes esame Marselio Marso, mes priklausom mokyklai Lemim. Čia nuo to, čia jau sąsajos su Miltiniu teatru, sąsajos su Jean-Louis Barrault, Madeleine Renaud. Čia yra visa istorija, tu jo esi jau. Čia Oskaras ateina Krušovas, daro kažkokią senę, repetuoja, tai tinsėti, ką tu ten nereikia maldaknygę, Klimai Kulionytė. Tikrai reikia, nu jūsų maldaknygę eina vaikštų. Jau tu kažkokiam procese matai, kad jie jaunieji režisieriai, kažkas vyksta. Nu atrodo būtų įdomu, ne? Ne, nu jums tai ne, bet man tai buvo įdomu. Ir ateina, ne. Čia kažkas ne taip. Ir vienas iš mūsų sėdi, metasi. Ryte, aš neprisimenu dabar kada, sėdėdavau meditacijoje. Ten speciali tokia meditacija, tokia hatka joga, kur jinai parimta dar, nu, tam tikra, bet su balsu ir su kažkokiu keistu vidiniais tais impulsiukais. Ir mes darom tą jogą, tokia iš Grotowskių sistemos, toksai būdavo. Ir vienas iš mūsų, Hare Krishna, Krishna, Hare Rama. Kas čia darosi? Taip pasirodo susidomėjo krišnaizmu. Kur ten? Ir visi mes nuėjom ten pasižiūrėti, kas ten. Jie ką tik nusipirko čigonų namą, pigiai gavo kauniečiai. Ir visi. Žema, ką čia? Krišna, ką jūs čia tikite tą Krišną? Nu pasižiūrėjau, nu čia turėtų kažkas būti, tas įtikėjo. Dabar jis jau jų vadovas, Vamis. Bet Krišna, nu negali būti kažkas. Krišna, nu negali būti Krišna, negali būti Dievo, negali būti Kristaus, nu negali jų būti. Jų negali būti. Įsivaizduojat, kai tu praeiti absurdo filosofiją, tu nerandi, tu netiki šituo. Žinai, kad tai negali būti. Jų nėra jų. Tu nelaimės, tos absurdai, tie žmonėm, tie karai, tie visi žmonių gyvenimai, tie visi nuėjimai, tie visi apgavystė. Anksčiau buvau spekuliantai, dabar verslininkai, jau tais laikais mes spekuliadavom. Arba naktį eidavom mušti tų žmonių, kurie tulpes augina, nes jie turi pinigų. Nes jų nieks negins, nes jie socialistinių grobstytojai. Nu vienu žodžiu, žinot, nieko nebūdavo, nieko, kad būtų kažkas tai va tokio.
Bažnyčių, ką tu bažnyčių? Tokia paprasčiausia valdymo forma. Jie uždirbo 800 rublių, mano mama 120. Tai kokie ten ganytojai? Ir aš ganyčiau už tiek pinigų. Ir plus dar turi tą merginą. Ir plus, kai noriu gauti gerą seminarę, turi kyšių mokėti. Aš pats seminarijų agitbrigadą jiems dar dėščiau. Kunigų seminarai. Tais laikais aš kalbu. Tai vat man, jaunam žmogui, nieko nėra, dabar Krišna, koks Krišna, kaip jis gali ten šokti prieš šį taip ir taip. Jeigu tu jo neturi čia viduj, tai kur tu išorėje rasi? Jeigu čia nėra, tai kur tu ten? Tai ką, tas pas kaip į kamerų sėdėti ir kažkyti, išleiskit mane, tai tas prižiūrėtas tavo tips ne tik, kad Krišna, ir Kristus, ir viskuo taps, nes tu nuo jo priklausai. Tai kokia čia, argi tam žmogus surėdytas? Ne, čia ne taip. Ir tada viskas. Prasidėjo bohemiškas juodas gyvenimas. Ir atsirado spektakliai tokie, kad scenai žmogų gerklę pjauni jam. Ir prasidėjo toks momentas, kada pradedam iš scenos tyčiotis žiūrovų, apgauti juos. Ritmika. Atsirado dramaturgija, kada dviese mylisi, gražiai išeina, panašiai, nusirengia nuogai, vienas kitą, pirmą kartą liečia moteris vyrą, kaip viskas gražu, žinai, ir ateina kažkoks tai, bum, sumuša jį, paima tą merginą ir penkiese privartauja, jisai žiūri. Man pats baisiausias gyvenime dalykas būdavo, kai aš filme šitą matyti. Ir mes pradėjom šitokį, nes tai žiūrovai pakraupė, jie eina, aš kaip prisimenu, kai vieną kartą lavoną ištraukė Palangoj, jau, suprantat, jau mirė žmogus, paskendęs. Skenduoklis. Ir jisai didelis toksai. Žinot, kai paskęsta daug vandens, išpurtęs. Nėra gražu žiūrėti. Kai tu nepažįsi, ne. Tai žmonės eidavo žiūrėti, ten grupė apstoja. Žinot, kol atvažiuos, kol viską, daug žmonių apstoja, žiūri. Kiti bėga žiūrėti, nes nežino, gal ką duoda, gal ką parduoda, gal kas atsitiko. Toliau, vajetau, pagaliau pamato. Vajetau, eina čia, vemia ir vėl eina žiūrėti. Vėl vemia ir vėl eina žiūrėti. Tai čia teatras. Vat žmogus turi tokią gyvulišką trauką, jeigu jam duodi va tokius dalykus. Tai beveik visi teatrai pradėjo šitą naudoti. Dabar dar naudoja. Tai ir aš taip pat. Ir aš tada toksai pat. Ir aš dabar tas lavonas tam, kad žmogus ateitų, vemtų, žiūrėtų, bet jei žiūrėt. Jisai pradėjo keistis, nes mums nebuvo tos meilės, mes absurdai. Ir tada atsiranda, kai tu tokį dalyką darai, karminė skola ateina tau. Nes šitą energiją, kurią tu duodi, tai ne pamalda kokią sakyti, ne taip, plus pinigų žmonės moka. Už tai, kad pasižiūrėtų tas juodasias pusės, ant kurių labai lengva valdyti žmonės. Va taip. Ir tada reikia mokėti. Tai iš kur pas mus tas alkoholis atsirado, pas aktorius? Kada naktį grįžęs tu negali užmigti. Kada ateina Viktoras ir sako, kažkas šeima negerai. Jis ten vaidina tokią rolę, Filipsų šauksmas. Jam po jo negerai, va tas vaikas, ką jisai čia su manim išdarinėja. Masara atėjo po Kaligulos, aš nežinau, kada tie Kaligula man baigsis. Tai gerai, kad jis turėjo avariją, tai nustojo gerti, kai jau Faustas statė. Ir prasideda tie dalykai, kurie tau jau nėra išeities. Vienas jau visai nusigeria, kitas į darbą neteina, kitas taip ir taip. Prasideda tas populiarumas to teatro, jis reikalauja tų. Ir mes, kai jaunimas, ypač buvom pažeidžiami, tada ateina tas laikas, kada tau nieko nenori. Tu jau viską žinai, net Krišnoj buvai. Meditacijos, visos tos sistemos, kaip ten dirba, vidūn atmintinai skaitai. Šventumai, atmanai, viskas ir ryte, vakare vėl alaus, ryte vėl, kažkaip lyg ir derinasi, ne? Kaip aktoriui, kodėl negali derintis? Jeigu tu apgavikas esi, tai koks skirtumas? Profesionalus apgavikas. Ir tada ateina tas dalykas, kada aš nenoriu gyventi šitai. Turėčiau jėgų, tai nusižudžičiau, o dabar. Nesinori. Ir tada dar vidinės bėdos, ir dar su šeimom, ir dar visokie tie, kas susideda, kad eina tas, kad ta skola tokia didelė, kad tau ateina toksai mąstymo, toks remontas, kad tu nenori gyventi. Viskas.
Ir dabar man nieks neįrodys. Aš nenoriu. Mano draugas jau ten išėjo, kitas jau, pažiūrėk, aktorius išėjo, kitas jau narkotikų reabilitacijos centre, antrą kartą, trečią kartą net nedėjo, po 2 kartų jisai kažkur tai po mašiną pakliuvo, nes, dozės ieškojo ir ten daug baisių dalykų atsiranda su tais dalykais. Ir viskas. Mano gyvenimas yra užbaigtas. Jokios perspektyvos. Gali priklausyti šaikai dar, kurią aš beveik ir priklausiau. Naktimis mėgstukus mėgsdavau. Žinot, Montana tokie. O čigonai veždavau į Rusiją. Įsivaizduojat, mano dar kai studento buvo 40 rublių stipendija, o aš pamesgu ir aš gaunu 20 rublių į dieną. Tai paskaičiuokit. Tai aš priklausiau tai šaikai. Galėjau toliau ten eiti karjeros laiptais. Buvo Kaune grupuotės, kurios darė. Tie su mėgstukais, kiti ten su alkoholiu pasiskirstė, kurio tų pavardės visi dabar žinoti. Tai vieni žuvė, kiti kalėjime dabar sėdė. Bet tai čia, turėti reikia biškai kvailumo, kad eiti ten. Nes tengi nušaus. Ten šaudytis reikia, pastoviai, gyventi mašinose, negali turėti savo būtų, kaip pradeda karai. Tu neturi, tu visą laiką locationą turi keisti, kad tave nepagautų, nes tu turi pagauti. Net ir dabar tai vyksta. Tai viskas. Mano gyvenimas. Per nieką. Tada 28 metai ir aš bandau, tas 26 išėjo, tas 28, viskas. Daugiau jokios perspektyvos. Teatrai yra tam, kad žiūrovas eitų ir pradeda jiems pagal jų mentalitetą kažką tai daryti. Neįdomu. 91 metai. Dar politikui pabandau, ką nors liberalų sąjungai kūrė. Aš, Radžvilas, Šliogeris, su jais bendravom, Šliogeris, iš vis mano mokytas. Kas yra laisvė, profesoriau? Obelis pražysto savaime pavasarį. Tai tu kaip zen budizmo atstovas. Aš jau tada pradėjau. Ne, aš vakarų, taip, o dabar tiek knygų prirašęs. Eikit ten, pažiūrėkit, taip. Dabar jis jau pasiekė labai aukštą lygį, tik tai aišku, kai jisai vienas, tai atrodo keistai. Tai mes įkūrėm tą sąjungą. Būsim dabar politikoje, mes Kauno. Perspektyva, suprantat? Galbūt čia, nes liberalai, suprantat, visi lygos, visi tos idėjos maždaug, kaip tokios lyg tai gražios. Kur ta? Tik tai jau pradėjom, tik tai įsteigimas įvyko čia Seime. Kauno susitinkam bendruomenės viršininkai, sako, vakar mane buvo išvežę į mišką. Verslininkai, ar kaip jau dabar jau tenai. Dar tais laikais tokie buvo. Šiaip savo, dar nieks nesuprato. Nes ten, ten visi kovojo už būvį, kas kiek gali, naudodami savo komunistinių, komjaunuoliškų viską matėm, dabar jie visi čia valdžiai sėdi, aš juos nuo studentų laikų prisimenu. Ir, į mišką. Jeigu tu būsi politikas, tu turi, mes tau mokam, tu darai, viskas. Automatiškai, negi sekančią dieną. 21 metais, tai dabar kiek čia praėjo, tai čia taip natūralu, kad mes ką skaitom, tai čia tai aisbergų viršūnikė, čia vyksta pastoviai, nes be to nebuvo galima iš vis. Čia turi būti kitaip, tu biznių nepadarysi. Rimtai, dabar galbūt pasikeis, daug dievė, atsiranda nauja idėja. Tai aš trumpai. Ir čia, kai taip tai kartau, tie visi filosofai, tie visi tai pur ir išnyko. Ne, mes neprasidavinėsim. O jeigu neprasidavinėsim, tai nebūk, tai nebūsim. Viskas. Labai trumpai ir aiškiai. Tada liko tie, kurie ir per tą daro karjeras, ten mušosi, pjauna, šaudosi ten. Ir čia ne tas. Tai tada 91 metais atvažiuoja zen budizmo vienuolis ir aš įkūręs klubas Liberalė, spektaklius statau, laikraščius raižu, straipsnius rašau pats, ten vieno žodžio jau kažką tai darau, kažką reikia daryti, bet jau taip jau ant ribos dėl to, kad ten mano draugas. Ir ten atvažiuoja, sako, suorganizuokit budistų vienuolio paskaitą. Ir aš suorganizavau. Mažylio, ten tokia yra mokyklas, seselės, kur ruošia ir tas, sanitarė. Ir per naktį vyko meditacijos. O aš su rakteliu ir su cigaretė. Atrakinau, suleidau visus tuos zen, kurie praktikuoja, pasirūkau, visą naktį, tararai, nei tu pamiegausi nieko. Tai aš ten, o ten jie, tai tualetą susikimšo, tai politerinių popieriaus nėra. Aš prižiūriu ten visus, daug, pilna salė, prieėjau, medituoja, ką jie daro. Tas, kad kalba, aš tik atrakinu. Keisti tos maučiutės atėjusios, kurios, iš vis ten žiūri tokiam akim, o tos kalba, aš lenkiškai biškai suprasdavau.
nes ten vertimus darydavau. Nu, galvoju, ką čia jau, kažkur tai apie 1 valandą atsisėsiu 25 minučių. Ir aš, nu ką veikti, kaip čia sėdėti, kaip čia atsisėdau. Jie tau, kaip aš keikiau po 10 minučių, ten negalima atsistoti, tu turi dasėdėti lygiai galo 25. Iš vis dar kažkas su kartim vaikštų tave ten taip ir taip. Ten privažiavę tų Lenkų ir ten mus ir muštrinas. Nu, baigėsi 25, atsisėdėjau, 2 cigaretės rūkiau, nu į durniai galvoju, taip save kankinti, vardan ko. Taip sen jie sėdi. Ir žiūri toksai lochas, nu žinot, aš dar taip vadindavau kartą. Jis dar geriau sėdi, aš galvoju, nu matai, koksai, taip atrodo skystas, o sėdi tiesiai nugarą, nu gerai, dar kartą pabandysiu. Ir vėl, nu vėl tas pats, bet jau žinai. Jau žinai, kad po 10 minučių keiksi, nu tai ką, antrą kartą nekeiksi. Taip iškiau, tai palauk, tai jeigu skauda, tai ką. Ir ten jisai sako, skausmas turi būti vien tik skausmas. Nieko daugiau. Kai lieka vien skausmas, tada skausmas išnyksta. Nu. Bet jis toks didelis, kad jis tikrai, nu. Jisai toks, jisai liko vien tik skausmas, bet jis skausmas. Jis nebuvo, kad kažkoks ten malonumas, jis velniškai nemalonu. Ir manęs jau nebebuvo skausmas. Ir aš ten, pradėjau kažką daryti. Tada man sumušė, kad negalima garsiai nieko daryti. Galiausiai užbaigiau. Tada atėjau, jau tas mokytas, sako, kas čia duris atidarinėjo? Sakau, aš. Sako, čia suorganizavai. Sakau, taip. Pakvietė čia žmonės. Taip. Žinai jūsų visų telefonų pavardės. Nu taip, sakau, organizatorius. Nu tai turi žinot, sakau. Tai sako, čia susitarėjai su tai, kad nuomą nemokėjome mes nuomos. Nu tai gerai. Tai trauks, aš atvažiuosiu už mėnesį. Tai tu dabar čia susidarė 40 žmonių grupė, tai tu atsakingas už juos. Toksai stiprus vienuolis, karate, juodas diržas plus vienuolis. Pasakė taip, kad aš supratau tik tai po dienos, ką jisai pasakė. Ir nuėjo. Paskui aš visiems skambinėjau, surinkau, atėjo, sėdė man kėdžių, nes nėra daugiau mano redakcijoje. Tai 20 centų redakcija, Europos centro redakcija, žinot, 20 centų, nu, nežinot, ką tai reiškia. Aš dėl to lenkų kalbą išmokau. Tai va, nu, bet smagu versi tos dalykus. Tai va. Ir sėdim. Tai dabar pasiverčiau tą knygutę, kaip kvypo, 2 pirštai žemiau, taip. Ir iš lėto aš ten pravedžiau tą vieną, paskui antradienis, ketvirtadienis, jis ateina po mėnesio, visa grupė išrikiuota, visa salė užsakyta vėl, ir aš pirmoje vietoje jau stoviu, visi yra, atraportavau, ir jis mane paskiria iš vis vadovo, taip, ir aš tada su juo turiu interviu. Sakau, kam čia visą tai, tas šou programa? Sakau, tau nuo to geriau, jis visą laiką su dovanom atveža, kam cigaretės netgi, kam muilą. Nu, dar tas laikais buvo vertingi dalykai, muilas iš Lenkijos dalies. Ne, rimtai, nu. Gal dabar irgi, dėl to, kad pigiau, bet ten buvo ne tas. Jis kitai buvo įpakuotas. Tai va. Ir iš Korėjos smilkalai, tai čia iš vis, mušėmės dėl jų. Tai sakau, kas čia yra? Sako, tu žinai gyvenimo prasme. Nu, sakau, nesąmonė, nėra jos. Tai vat sako, čia ir yra didžiausia prasmė, kai jos nėra prasmės. Tai, o kaip čia mes bendraujame, sakau, iš kur, sakau, ar čia jūs išmokot, ar čia jūsų jau tas tekstas? Ne, sako, čia meistro tekstas, aš sako, dar neturiu to teksto, tai ne mano. Tai tas tekstas, sako, nuobodus dar netgi, nepakeistas. Tai kodėl, sakau, nieko nekeičiat? Sako, negalima ir nereikia. Tai kaip dirbti su to tekstu? Meditacija ir suvok, kad žodis taptų kūnu. Nėra gyvenimo prasmės. Jokios. Nėra rytdienos. Nėra rytojos. Nėra 5 minučių po dabar. Ne tik, kad gyvenimo prasmės, 5 minučių neturim. Nes niekados nežinai, kas su tavim bus. Kada suvoki visą pasaulį, kurisai ateina ir išnyksta, ateina ir išnyksta, ateina ir išnyksta, ateina ir išnyksta, kaip savaiminį procesą, nes niekados nieks nepasikartos laike, ir tada tu už nieko nekimbi. Tada tu esi laisvas, stebėdamas tą keitimąsi. Tada tavo protas nuramintas ir tuomet tavo veiksmas gali būti aiškus.
Oho, nu taip maždaug susakė. Ir aš pradėjau 10 metų, rytais ir vakarais. Nu, vakarais alus, rytais meditacija. Alus, meditacija. Nu maždaug, visi aš dar toj bohemui, dar laikraščius rašau, dar kažkur tai dar teatruką, čia jau prasidėjo, čia Vaitkaus nauji kursai, dar kažką tai darau, čia grupės atsidarau, KPI, pantomimo studiją, kažkokį darom ten stiklų karoliukų žaidimas jau. Hesės, žinau tokią knygą. Ir ten yra Knechto eilėraštis. Mes srautas bėgdamas ten taip. Knechto eilėraštis. Paskutinis. Pagal jį pastatau tą pirmą savo spektakliuką. Kad viskas absurdas, bet kaip sunku žmogui tobulėti, kaip jisai ten tobulėja, ten žmona nuotaka ateina, baigtų, eik prie puodų, užteks tau medituoti. Nenoriu, man meditacija yra svarbiausia. Nu, ne taip absurdas, biškit, bet tema tokia. Nes kur materialumas ir dvasingumas, kur jie. Ir galiausiai atvažiuoja mokytas po 10 metų, jau tikras meistras į Lietuvą, nu, tiksliau į Lenkiją. Ir aš atvažiuoju ir pasižiūrėjau, kiek metų jau, sakau, 10 metų. Tai kaip tau meditacijos, turi tokį pokalbį. Kaip jisai ten paklausė, kodėl tu atėjai, kodėl tu pas mane atėjai, why you come here, why you come, nu kodėl čia atėjai. Bet tas čia iš vis, kodėl meditacijos, kodėl? Įsivaizduoja toksai klausimas. Kodėl čia šiandien atėjau? Nu, kodėl? Baigia taip žiūrėti. Kodėl? Kodėl atėjau šiandien? Nu, ką jūs bijot mane šiandien? Jūs turite išmokti. Tai dėl to, kad tai yra morning, kad tai yra tas, kad mes ateinam, taip jūs galite sakyti. Ne, tas netinka, tai yra mąstymas, tai yra proto būsena. Jūs galite pasakyti, kad man tiek metų, taip, ne. Jis klausia, why you come here? Atei, jūsų veidas šiandien labai šviesiai atrodo. Tada jisai pasakė, sako, tau reikia į Korėją važiuoti ir tapti vienuoliu, nes kitaip tau liko gyventi 2 metai maždaug. Nu, negalima. Jeigu tu paėmė dvasinį kelią, tas kitas negalima, nes atsiranda įžadai. Tai vėl ta karminė skola. Jeigu jau, pavyzdžiui, paprastas žmogus, eina, merginų daug turi, meilužių daug turi, gyvenimas, tai skaitusi kietas bechūras, geras ir visos nori tokio, nedaleiskit. Tai čia nuodėmė po velnių labai, čia ištvirkimas toks, kad pragaras versit katile. Tu katile, kad tu čia nemanęs. Nu, principė niekur neatsitiks. Nu, toks gyvenimas, taip ir gėliu, niekur čia blogo, žmogus tai jis geras. Neprivartautas, taip savo smagu, vakarais, kažką tai pakutenti, paspaudyti mygtukus, o ką daugiau veikti. Tai va. Bet jeigu tu vienuolis taip darai, automatiškai. Tai kad kiti sužinos, tai čia kitaip gali slaptai daryti, nieks nesužinos. Pinigų turi, bet sau. Tai tu negali darydamas dvasinę praktiką, priėmęs įžadus, elgtis. Ta elgsena taip pat turi keistis. Bet kaip jinai keisis? Tada turi stiprinti tą praktiką, kad automatiškai visas gyvenimas sakralėtų. Sakralėtų. Va tas ir įvyko. Tas lūžis, kurį aš noriu pasakyti, kada mokytojas sakė, 2 metai tau liko gyventi šitaip. Kad čia ne juokas yra. Ir tada aš nuvažiavau į Korėją, tapau vienuoliu ir pradėjau jau su vienuoliais medituoti. Tada priėmė pilnus įžadus. 250. Vienas iš įžadų - nekalbėti ryte žmonėms, kurie tam nepasiruošė. Arba laiko kojas užsidengia, va šitai. Čia yra tie įžadai, nes jie atsirado iš Indijos. Ten moteriai negali kalbėti darmus, jeigu jinai laiko skeitį. Tai va, tokių įžadų, nes skeitį laikydavo tais laikais prostitutės. Tai va, nu. Ten tokie dalykai, bet ten kodėl taip? Dėl to, kad vidinis demonas tavo mokymą pereis. Jeigu aš lankau Pravieniškės ir būnu su kaliniais, aš turiu grupės Pravieniškėse, aš einu su visais, asocialiai žmonėm, čia su jumis tai čia šventė, o aš ateinu tokios, kad pas mane vidurinį mokyklą 10-okai tiek prisirūkė, kad jie net manęs nemato. Ir aš su jais dirbu, tai yra socialių vaikai, kurie kažkur tai ir čia mūsų visuomenė dalis, o kad tie nuskriaustieji, kai jie išeina iš kalėjimo, tai jie pat didžiausius nusikaltimus ir padaro. Jie, nes juos gydyti iš karto reikia, o kas juos gydys? Iš kalėjimo pelnosi visi, kas netingi. Tai ten tu eini,
Jeigu žmogus nužudė vieną ar kitą, niekada tu jam nekalbi. Tu tik tai gali klausyti jo. Nu ir kalbi šį beitą. Jokio mokymų. Tai čia yra tas, nemes karoliukų kiauliams, nes juos suvalgys ir tave patį. Čia yra tas. Nes jo tas vidinis demonas, vadinkim tos demonas, aš čia daug apie tos demonus šiandien, bet jisai panaudos bet kokį tavo žvilgsnį, bet kokį tavo santykį juo, kad jis nekaltas. Ir jeigu tu dar su juo pakalbėsi, jis malonus su manim, tai vadinasi, jis įmato mano nekaltę. Ir jeigu jisai gaus tą energiją, va tą, ir dabar jisai kartu su visais, jisai lygiai gyvenimo galo, žinot, lygiai, pas mus nėra mirties bausmės. Ir jisai nenori dabar būti su 8 žmonėm. Jis prižiūrėtoja. Ten su nagu perpjauna gerklį, ten nereikia nieko, jie profai. Ir viskas. Paprasčiausiai jisai nori vienutės. Ir dabar jį Lukiškės uždaro vėl, dar kartą duoda antrą kartą arba trečią lygiai gyvos galvos. Ir jisai Lukiškės įsėdi viensi medituoja. Va toks gali vykti. Čia mums meistrai sakydavo, kad niekada negalima mokyti žmonių, kurie va tokie. Tai va. Tai čia tas yra, kad tai čia kitus, bet čia liečia tas pats. Ir kada tampi vienuoliu, aišku, matai, kad vienuoliai biškai juda, taip, tai vienas apsivedė, kitas apsivedė, tai mes perėdame į kitą pakopą, kuris vadinasi sūdžia, medituojantis vienuoliai. Eini ten, kur daug sunkiausia, eini ten, kur dar tas vienuolynas, ten tavęs neįleis, ten žmonės sėdė po 14 valandų, ir ten tik tai visi senukai po 75 metus, kurie jau, pats aukščiausias lygis, kiek gali Korėjos budizmas pasiekti. Paskui jau ten galima, labai stiprus yra Tibeto, kurie olose sėdėsi, arba Birmai, kurie miks daro vipasaną ir kažkokią dar Birmą. Tai va tos 3 mokyklos, kurios yra pačios stipriausios pasaulyje. Individualūs. Juose gali tie daigeliai išaukti. Bet va Korėjoje, tai va tie senukai, kas yra Korėjoje geriausiai, tai va ten šventyklo jie. Kaip dabar man ten patekti? Tada praeini tą ir galiausiai aš su jais medituoju. Ir tada, tik tai tada tu suvoki, kad ta dharma, ta praktika, ta dvasinė praktika, jinai kyla taip, kad tie karminiai dalykai, tie visi kiti, kad tau jau niekas netrukdo. Tu dabar tik tai priimi atsakomybę. Nes jeigu nori surasti Dievą, tai pasižiūrėk į veidrodį. Nes tu reprezentuoji, dalinai, turėtum 100%, kiekviens. Nes net sutapti, nebūti, bet reprezentuoti. Elgsena, santykių su savim, su kitais. Reprezentuoti taip, kaip turi būti. Puikiai žinom, kaip turi būti. Tik kad nesigauna. Bet turit, nes jūs tai jūs tai jūs. Tai pykčio, pavydo, tai liga. Ir kai tai suvoki, po truputį per tą praktiką, vadinasi, ta dvasinė praktika pagaliau kapo kūnu. Tai va tas bloga situacija yra gera situacija. Gera situacija yra bloga situacija. Bet kai jinai yra bloga, būna, labai reikia, jeigu tas vienuolis būtų neatvažiavęs, aš nežinau, kas iš mane būtų. Sako, va taip tavo gyvenimas įėjo. Yra žmonės, kurie pasiekia kažkokių lūžio tašką iš komos daleis. Jisai suvokia, kad kažkas yra, atsidaro visi kanalai taip staigiai. Cik, ir įvyksta tas dalinis, galėskim, prašviesėjimas. Nes ten, baimė ir dar būna tokie atvejai, aprašomi. Kaip gera! Pagaliau aš vėl gyvas, eini, gėlytį čia. Tu matai tą gėlytę, matai visą visatą, Jupiteris sukasi visą saulutę, gėlytį. Kodėl nematot gėlytis? Kodėl nematot gėlytis? Principiai jis teisus, tik neadekvatus. Nes tas pasiekimas, jisai staigiai, protų būsena tam neparuošta ir jisai ne tik, kad nemoka perteikti šito, jisai net negali apie tai pats suvokti, nes jisai sutampa. Tai kartais vadindavo tie žmonės taip
Božiau Duvančik, ar kaip ten, Dievo karvutė, va, tai yra tie lygiai, kada pasiekiama, yra pasiekiama, bet nesuvokti, čia reikia tam ruoštis. Nes jeigu žmogus pasiekia tam tikrą jau kažkokį dvasinį lygį, tai pirmiausia jam su pagaliu duoda per galvą, patikrindami, ar tai iš jo galvos, ar tai čia tikra. Čia turi būti meistras. Tada 3 metai vienos praktikos vienam, kad jisai, nes tai yra vienas stipriausių tos energijos. Bet kai man tenka susipažinti su tai žmonėm, bendrauti, tai aš labai džiaugiuosi, kad gyvenime vyko tokie dalykai ir aš dabar vėl grįžtu į teatrą, vakar spektaklį kažkokį ten pardariau, improvizacijų vakarą, šybėjau tą kažkokią auksinę šventyklą apie vienuolius, tas, kas mane jau truputį artim. Ten jo komišimą perskaitė, geras rašytojas, bet tai nusirašo kaip reikiant. Tai va. Bet jau matosi šitie dalykai. Jis gražiai, viskas surašyta taip ir taip, bet ten, ką rašė apie vienuolius, taip ir taip, grina spekulacija buvo. Suprant, dėl to atsirado ta auksinė šventykla. Nes, dėl to jisai savo ir pasidaro tą. Suprant, jisai pasidarė sepukė ir harakiri pats rašytojus. Dėl to, kad jo kareiviai nesuprato, kai jisai ten, žino tą istoriją. Bet save. Dabar aš dirbu su žmonėm, kurie išeina iš pasaulio savo norų, iš jo gyvenimo. Eina žmogus jaunas, vat kaip jūs. Rankos yra kojos, graži moteris. Tikrai, eitų, bėgtų, darytų, plauktų, vaikus 6. 6 vaikus išaugintų, rankos, akis. Bet sako, kaip man šiandien blogai, nenoriu gyventi. Tai kurioje vietoje tu nenori gyventi? Krūtinė graži, viskas gražu, pečiai pasiruošę, susišukavę, bet man blogai šiandien. Svazuoju, kaip gali tai būti? Kaip gali protas ir kūnas sutapti? Ir tas protas tampa, ir tu tas žmogus, tai nužudyk tą protą po velnių, kam kūną? Čia didelis dalykas yra, kad atskirti. Dabar, pavyzdžiui, toksai bandymas. Jūs, čia tai protinga, nes kėdės čia yra, o atsisėdot ant grindų, galvojat, tai dabar tas garsas išorėje tavo galvos ar viduj. O jeigu tavęs nebūtų, tai garsų nebūtų. Gerai, mąstyk toliau. Paprastas, vienas paprasčiausių tokių testų, kurios pasako jūsų dabartinę, kiek jūs priklausot nuo išorės ir kiek išorė jūs veikia. Ir kiek jūs esate priklausomi nuo savęs ir kiek jūs tikite pasitikint savim. Tas yra tas, jūs sėdėt ant žemės. Atsakymas. Ir plauktų, kiek tu nori. Čia tavo biznis, mano biznis, sėdėti ant žemės. Ir kada tu momentas nuo momento laikai šitą dalyką, naudodamas tam praktiką, nei viena išorė tavęs neprilies. Tu būsi laisvas, uždarytas didžiausio erdvėje. Dabar nebūtina tapti vienuoliu, kad šitą suvokti. Bet čia yra tikroji laisvė. Ateina pavasaris, obelis pražysta savai. Čia yra tikroji laisvė. Net įmanoma, dėl ko šį kalėjimą ateinu, sakau, jūs turit vienutę. Mes tai laukiam tų vienučių. Mūsų užrakina, tai 7-8 metrų. Tik tai valgyt paduoda 2 kartus. Ir ten 1 ant 2 metrų. Ir truputį saudelis pasivaikščiot. Eilės, kad patektų tenai. Net tik tai 2 šventyklos yra. Suvaizduoji, va to. Ir kultivuoji savo meditaciją. A ten gylis toks ir toks. O kiek žmogus turi savį, olele, kiek neišnaudotų resursų. Tai didžiausia kompiuteriai, Mercedesai. Ir ne čia, visur. Kiekvienas taškas, kompaktūrai pasižiūrėkit, taškų, inci. Kur ten ci, 5 spuogai daugiau nieko. Ne, čia yra tokia mašina. Čia paspaudė, ranka taip lieka. Nenulenksi. Kai tai padaro dar visokių tokių šposų. Bet tai čia tik tai rodo, kad tu esi mašina tokia, kad Mercedesas už 500 000 nulis. Nulis. Vištom laikyti. Ir kur tu važiuosi iš vis, jeigu tu nežinai savęs? Tiek, baigiau.
Lūžis.